Šiandien vėl mes atvykome pas Gretą, pas jo šeimyną į namus po daug pasikeitimų jos namuose. Greta, kaip gyvena jūsų šeimyna po pasikeitimų jūsų name, kai įrengėme šildomas grindis, sumontavom dar papildomus baldus, spintas, vaikų kambarį įrengėm. Tai kaip gyvenam kaip 5 žvaigždučių viešbutį, tik kad be all inclusive reikia tik gaminti patiems. O šiaip tai iš tikrųjų va, ir su kaimynė kalbėjom, kad čia yra kiekvienos turbūt šeimininkės svajonė turėti susidėtus visus daiktus visur, kur yra patogu, kad nebūtų viskas užgriozdinta. Ir tai čia dėl daiktų laikymo tai buvo fantastika. Aš net kai šiandien atvykom pas jus į namus, taip net pasijautė, kad net erdviau. Todėl, kad šmutkių nėra visur, tai todėl ir erdviau. Ja, tokie dar didesni namai. Taip, tvarkingiau viskas. Nu, parodyk, ką ten mes Va, turime. žiūrėkit, kaip. O, Kiekvienas daiktas turi savo vietą. Įmontuota mikrobangė, va čia mūsų mėgstamiausias vaiko žaidimas dabar. ir mes su Greta iš tikrųjų diskutavom, kad ar daryti čia stalviršį pratesti, ar daryti spintas. Tai sakau, Greta, susidėsi nuo stalviršiaus viską į spintas ir turėsi Pilna vietos. pilna vietos. Taip, Tai aš manau, kad Taip taip ir dabar labai puikiai mes dar sugalvom, kad perstatyti stalą norime į kitą vietą. Tai dabar jeigu man realiai trūksta vietos pjaustymui ar dėliojimui, tai aš galiu visą laiką ant stalo pasidėti viskas. Na, tai ir super. faina. Papasakok, ar pajutai skirtumą, kai atsirado namuose šildomos grindys. Iš tikrųjų taip ir labai didelį, todėl kad nežinau, kiek žmonės turintys kondicionierių jaučia apie akių sausėjimą, bet mes truputį jautėm šito, o dabar, kadangi kondicionierius beveik neveikia, nes tiesiog prikaitina grindis iki tiek, kad reikia langus visą laiką atidaryti, tai mums tas labai pasijautė dėl akių to sausėjimo. Ir jo, ir dabar iš tikrųjų jau galim net nebešildyti nei grindų nieko, todėl kad kai saulė pašviečia pas mus, tai būna 26 laipsniai namuose. Tenka vėdinti. Labai gerai. Ar jaučiasi, kad vienoda temperatūra kiekvienoje patalpoje? Taip, todėl kad pas mus nebuvo vienam kambarį miegamajam kondicionieriaus ir ten buvo vis laik vėsesnis kambarys, reikėdavo laikyti duris atidarytas, kad susivienodintų, o dabar visur vienodai šilta ir galim užsidaryti visus kambarius. Ir aš kai šiandien atvažiavau, iš karto apėjau visus langus, aš čia beveik kaip namuose. Beveik tai taip ir yra. Apėjau visus langus, pasižiūrėjau, visi langai sausi ir šildomas grindis, iš tikrųjų. Taip, išgarina tą drėgmę visą, taip. nors ir daug gaminu, tikrai daug geriau, nes Pas Gretą yra įrengtas vienas rekuperatorius. Dabar mes į namus iš karto standartiškai renginėjame kiekvieną kambarį po rekuperatorių, tai jau čia maksimaliai gerai. Bet ir vieno užtenka, jeigu dar vedini namus, langus pradarai kiekvieną dieną, tai ten ir to vieno rekuperatorius tikrai per akis užtenka. Keliaujam, parodysim. Tai Karoli, parodyk savo kambarį. Karoli, parodyk savo kambarį. Parodyk, kaip pas tave gražiai dabar viskas. Parodyk. Va čia? Čia Karolio garažas. Čia tavo garažas? Taip. Tai dabar visi daiktai turi savo vietą. Aš visą laiką labai norėjau, kad būtų sukabintas. Nu, labai gražu, labai gražu. Gražios visokios. Tai įrengėme šitą didžiulę spintą. Aš iš karto įsivaizdavau, kad čia turi būti didžiulė spinta, kad būtų viskas pasidėti savo vietose. Ir va tikrai, va, ir žaisliukai, va Karolis viską mums parodys. Taip, ir žaisliukai turi savo vietas, ir knygutės, ir rūbai, viskas. Taip, Karoli. Tų daiktų yra labai daug, o kai jie visi išmėtyti, tai tokia nuolatinė netvarka. Nu, kai nėra kur pasidėti. Nors ir tvarkinga, bet vis tiek netvarka. O čia dabar viską gali sudėti, sutvarkyti, kiekvienas daiktas turi savo vietą ir tie namai visai kitaip atrodo. Aš tai dar apie šitą spintą, kai mes darėm, kažkaip net iš pradžių nebuvo tokia mintis, bet kai mes ją pradėjom statyti, atvažiavau, žiūriu, čia krepšiukai apačioje, plemba, vaikams bus dar ir kaip žaidimo tokia truputėlį ir vieta. Tai
Matau, taip Labai ir gerai. gavosi. Tai jau aš galiu pamiršti, kad turiu vaiką. Jisai čia nueina į tą kambarį, spintą įlenda, stalčiai pasislėpia, užsidaro. Greta, ką rekomenduotum mūsų klientams, sekėjams, kurie galvoja, planuoja įsigyti modulinį namą? Mano toks iš vis didžiausias patarimas vienas yra iš karto imti su pilnu įrengimu. Todėl, kad kaip ir mes su vyru metus pragyvenom 1,5 name ir tie visi, kur kada nors pasidarysim, tai vaikai, kol Aurelija netvažiavo, nepadarė, tai nieko ir nepasidarėm. Tai imti, aišku, iš karto su pilnu įrengimu, kad viską padarytų, atvažiuoti ir gyventi, tai tada nei galvos skausmo nėra, nei galvojimo, kaip čia kada padaryti, nes tas niekada ir nepasidaro. Tai čia toks geriausias mano patarimas būtų. O šiaip tai, kiek su kuo dabar pasikalbam, tai už tokią kainą niekur nieko nerasi, kad būtų patogu gyventi visus metus, 100%, su mažais vaikais, su gyvūnais, su kuo norit, su ūkiu, su karvėm, su vištom, nesvarbu, su kas norit čia gyventi, bet už tokią kainą, kokį jūs gaunat produktą, galima taip jį pavadinti, tai aš manau, kad čia yra vienintelis dalykas rinkoje, kurį jūs turėtumėt rinktis ir žiūrėti. Ir aš taip galvoju. Greta, dar noriu paklausti, kokios elektros sąnaudos turint šildomas grindis, ar jau pastebėjot skirtumą? Aš pati šiaip nesidomiu šitais reikalais, bet vyras kiek dabar žiūrėjo pagal kilovatus, tai sakė, kad tikrai ženkliai mažiau. Tai dar sąskaitos negavom, bet manom, kad tikrai gal ne per pusę, bet tikrai, kad bus ženkliai mažiau negu su kondicionieriu. Pagal mūsų klientus, kurie turi šildomas grindis ir gyvena, ir kai aš bendrauju su klientais, kurie tik turi kondicionierių, tai turi tikrai būti Labai gerai. pigiau. Labai gerai. Nes gana tikrai ekonomiškas sprendimas. Tikrai daug patogesnis. Kas, Greta, tave labiausiai nustebino, kai pirmą kartą atvykai į namą po pasikeitimų? Daug naujų baldų. Daug naujų baldų, mano svajonė, kad viską galėčiau susidėti ir pasislėpti, nes man tas kaimo mačiutės vaibas, kur visi puodukai ir viskas išdėta ant stalviršio, tai man niekada nepatiko. Aš mačiau miegamajam spintoje lėkštes. Taip. Ten buvo Ten buvo viskas sukrauta, nes nebuvo vietos, o dabar viskas tobulai paslėpta ir, žodžiu, nieks net nežino, kad ta mačiutė vis dar čia gyvena. Mes lauką. Viską. Aš daug išmečiau, Šaunuoliai. Labai gerai, šiaip prisitvarkėte. Taip, labai patiko, nes buvo toks labai geras stimulas po 1,5 metų gyvenimo, vis tiek nenori prisikaupi daiktų, tai mes tiesiog šveitėm viską von ir susitvarkėm ir, žodžiu, dabar. Betgi lengviau gyventi, kai mažiau apkrauta. Todėl, kad ir dabar surandi tai, ką tau reikia iš karto ir taip, nereikia ten 18 lėkščių. Taip. Labai džiaugiuosi, aš irgi atvažiavau, man taip jauku, gražu, švaru, labai viskas taip super. Labai viskas. Ir lengviau, pačiai tiesiog lengviau, nes atsikeli nėra to šurmulio tokio nuo tų daiktų, kur visur viskas užkrauta. Taip, ir kai akis džiaugiasi, norisi gyventi, man atrodo. Norisi skaniai vakavos, prieš saulytę, prie staliuko. Tai labai laukiam mes pavasario, kol nutirps sniegas, atsidengs terasas ir žaliuos žolė ir atvažiuosim gyventi kiaušinių. Per Velykas, tai kiaušinį ir sodint pomidorų. Ir sodint pomidorų. Taip. Pasekite Gretą Instagrame, jinai tikrai užsiminėja visokiais, gamina maistus, Kepam dabar Aurelijai duoną. Kepa duonas, pyragus, augina vištas, tai irgi tokia šaunuolė, mamytė.